34 metų Marius ir dabar turi ratus. Deja, nebe tuos, kuriais žavėjosi visi aplinkiniai. Išpuoselėtą motociklą pakeitė neįgaliųjų vežimėlis. Smagų ankstesnį gyvenimą primena tik nuotraukos ir modeliukai. Vienas parvežtas yra iš Ispanijos pats pirmutinis. Tas kitas didesnis iš Airijos. Pats Airijoje buvau, pas brolį išvažiavęs. Nusipirkau. Tas medinis dovana. Tas iš detalių mažiutis irgi dovana. Lietuviški. Kodėl motociklai? Hobis. Daug metų jau gal apie kokie 13 gal 14 metų. Čia vadina vieniši vilkai, sakykime. Tokie mes būdavom dviese, tryse susidedam kažkur išvažiuojame kokią šventę. Jeigu oras gražus ir į darbą važiuodavau su motociklu, visur. Mašinos nereikėdavo. Mėgstat greitį? Ne. Ne, greičio nemėgstu, nei su motociklu, nei su mašina nemėgstu. Ir kartais ant draugės netyčia užrėkiu, kad per smarkiai važiuoja, biškį sumažint greitį. Normaliai, pagal taisyklės važiuodavom. Su motociklu tai ypač. Kuo lėčiau, man to gražiau. Dabar Marius turi naują pomėgį. Lanksto iš popieriaus. Kūrybingai ir labai kruopščiai. Sunku net patikėti, kad ši gulbė arba šis drakonas yra vyro rankų darbas. Dienas iš dieną nesidėsi ten prie televizoriaus ar prie kompiuterio. Kažkokį pomėgį internete pasižiūrėjau, kaip reikia lankstyti tas gulbės ar panašiai kažką. Tai ir lankstau dabar modulius ir bandau kažką daryti. Bet tai reikia begalinio kruopštumo. O koks čia kruopštumas? Juk čia ne piešimas yra. Paprasčiausiai lanksta ir dėlioju. Daug kas dabar užsiima tais dalykais. Tai sakau, reikia man pabandyti. Gal kas išeis. Tai ir galvojau dar gal iš degtukų statyti namelius ten per kažką. Tai gal kitą kartą, sakau, kol prisiversiu. Tai vat. Kol jis galėjo pats vaikščioti, tai jis buvo toks, kad, nežinau, aš nežinau, ar yra, kad jis ko nors nemokėtų. Absoliutiškai. Net ir yra taip, kad jeigu jis pas jį visur su statybom viskas susiję, bet jis labai daug pas mus yra padaręs ir padėjęs ir kur tik pažiūrėsi, visur Mariaus rankos. Ir buvo net toks dalykas, kad aš jį vaišinau pietums varškės pyrago, tai jis jam duok receptą, jis vakarė jau kepė namie varškės pyragą. Tai ir sakau, jis nėra to, ko jis nepadarytų. Nežinau, sakau, kad čia kažkaip mažiau matosi jo darbų, būtent kuris gyveno prieš tai ten į bet kokį kiemą įvažiavus, ten visą laiką jis turi palikę savo pėdsaką. Ten aš nežinau, ar yra toks dalykas, ko jis nemoko. Absoliutiškai, čia, nežinau, ten reikia paieškoti. Ir būtent kaip jam atsitiko ta nelaimė, tai ir visi laukia, kol Mariukas pradės vaikščioti. Nes vienam reikia padaryti tą, kitam reikia židinių, tai aš nežinau, kiek jis dar turės padaryti, pastatyti. Būtent čia, aš nežinau, jo arkliukas gal ir užsikabino paskutiniu metu labai daug. Ir visi laukia, kad būtų viskas gerai. Ir mes ten ėjom ir ne tik pagal šitą mediciną, ir netradiciniai medicinai, bet visur pasakė, kad šitas žmogus jis vaikščios. Jis dabar gal, bet sako, jokių gailesčių, jūs neturit jo gailėti. Nors Marius jau beveik metus nepakyla iš neįgaliųjų vežimėlio, jis ir dabar viską stengiasi pasidaryti pats. Draugė jau ir taip labai pavargo, sako Marius. Nebenoriu būti jai našta. Man pasisekė, šypteli vyras. Prieš 3 metus sutikau gerą žmogų. Jis slaugė ne tik mano kūną, bet ir sielą. Po nelaimės minčių buvo įvairių. Galvodavau apie pasitraukimą iš gyvenimo, bet tik
Čia tik tais trumpam būdavo, užeidavo tokie dalykai. Bet daugiausiai apie tai galvodavau. Kad, nežinau, atrodo niekam nereikalingas. Buvo iš pat pradžių reabilitacijoje, ten tokių kalbų girdėjau, kad daugiausia po tokių traumų būna skyrybos. Pagalvoju aš irgi apie tai. Bet ačiū Dievui, viskas gerai. Geras žmogus. Buvo labai sunku, nes nebuvo, tualetas buvo čia, virtuvė įvažiuodavo, į tualetą durys buvo mūsų siauros, tai aplamai negalėjom niekaip. Tai gerai, kad buvo vasara, tai mes viską terasui. Dar buvo labai sunku gauti kėdę, tą sėdėdama. Tai tokiu jau kaip mes susitvarkėm tą grupę, viską, tai mums tą kėdę skyrė. Tada jau biškai trupučiuką lengviau buvo. O taip, tai maudyti irgi maudydavau terasui, skėtį turėdavau, užsidėdavau, kad žmonės nematytų ir nusirengdavom ir taip visą vasarą taip vargau. Daugiau sakau visien, man ir darbą reikia, aš negaliu vieno palikti ir kaip ir būdavo, kad ir iš vežimų iškrenta. Kaip sakau, visien, man reikia kažką galvoti. Ir susirado tokį meistrelį, po trupučiuką. Jisai trupučiuką padėjo ir aš pati, kiek galėjau, ir ėjom, dirbom, susiremontavom, kad tik jisai važiuotų į tualetą ir kad galėčiau jį numaudyti. Tai man dabar tai tikrai yra labai lengva. Nes jis pats dabar jau gali atsisėsti, nusimaudyti, tai apiprausti reikia, bet jisai pats viską pats pasidaro. Vitalija prasitarė, jog nujautė nelaimę. Liepė neiti į mišką, bet Marius neklausė. Širdį labai negerai jaučiausi. Tokia neapykanta turėjau, kad jisai ne savo darbo dirba, o eina kažkur į mišką. Paprasčiausiai nesupratau dėl ko, bet visą laiką man taip kažkaip sakydavo, kad reikia sustabdyti, bet buvom trupučiuką ten apsipykę, kad jisai eina, sakau, paskutinę dieną daugiau tai tikrai tu nebeisi į tą mišką. Ir jisai sako, gerai, ir jis išvažiavo. Ir tą dieną jam ir ta nelaimė atsitiko. Šiaip realiai atsipeikėjau Panevėžyje ligoninėje po paros. O po traumos, lygtais kaip per sapną ar per rūką, pamačiau Vitaliją. Su jos dukterim, man atrodo, lygtais. Tik tiek. Sakydavo, kad ten aš ir atrasdavau tą sąmonę ir vėl prarasdavau, bet aš to neatsimenu. Aš sakau, realiai tai po paros tik tais. Kai prabudau, pamačiau Vitaliją, tėvą savo, brolis buvo perskridęs iš Airijos ir Vitalijos sesuo buvo. Supratau, kad negerai kažkas su stuburu yra, bet tikėjausi, kad greitai atsistosiu. Žodžiu, pradėsiu judėti, vis žiūrėdavau į kojas ir judindavau, galvoju, kad viskas bus gerai. Bet jau 9 mėnesiai prabėgo, bet nieko. Tikimybė yra. Vilties yra? Yra. Tikrai yra. Galvoju ir darbų daug laukia. Ta viltis yra jūsų galvoje, jūsų optimizmas, ar jums ir medikai suteikia vilties? Medikai, kiek žinau, sakė 50/50. Arba. O pas mane vis 100% tikiu, kad stosiu ant kojų. Kažkaip nežinau, man kažkaip širdis sako, kad tikrai gal turi pradėti vaikščioti. Nes jisai, nežinau, kažkaip mes visi labai tikime, kad jis atsistos.
nesėdėsis ilgai tam vežimėlį, tai tai pradės vaikščioti, ne tik vaikščioti, bet ir šokti. Aš jam sakiau, kai jis gulėjo ligoniniai, kad sakau, tu gulėsi ligoninį ir jis kaip tik grįžo ant mano gimtadienį. Sako, žinok, Mariau, eisim šokti. Gerai, sako, jeigu aš tik atsistosiu, eisim šokti. Ir dabar tikiuosi, kad aš noriu kuo greičiau, kad jis atsistotų, nes kitais metais man metų jubiliejus, aš noriu tikrai su juo šokti. Sakau, vis tiek tu su manim šoksi. Nesvarbu, ar tu sėdėsi, nors jeigu jis sėdėsi, sakau, vis su ratukais eisim šokti. Ir tu jis jau ir moka ir su ratukai šokti. Labai gerai. Sakė, net sapnuojat, kad Marius vaikšto. Taip, buvo 2 sapnai, kad Marius pradėjo vaikščioti. Sapnavau, kad jisai atsistojo, nu žinot, kai pradeda žmogus tik iš vežimėlio atsistojęs vaikščioti. Nu vis tiek jau ir tas vaikščiojimas netoks. Ir jis eina, sako, Marius, sako, tai tu vaikštai? Sako, jo, kažką pradėjau, sako, bet tu niekam nesakyk, kada aš vaikštau. Tai tegu būna paslaptis. O kitą kartą sapnavau, kad jis iš vežimėlį iškrytęs ir jis atsistojo ir jis bėgo. Aš su vežimėliu iš paskos, sako, Mariau, tu to vežimėlis nebereikia lankyti. Ne, sako, man nebereikia vežimėlio, man viskas, sako, aš jau moku vaikščioti, sako, aš jau viskas. Man jau nebereikia. Tai jis bėgo nuo to vežimėlio. O kai Mariui pasakiau, tai Marius toks negali būti. Sako, gali būti atvirkščiai. Nebus, sako, tikrai atvirkščiai bus viskas, kaip aš sapnavau. Sako, jeigu taip nebūtų, aš taip nesapnuočiau. Vis tiek, sako, išeis ir vaikščios ir viskas bus gerai.